Sveiki, žvejai mėgėjai, aš Ramūnas, spiningautojas mėgėjas, taip pat žvejys. Pradėsiu, aišku, pirmiausia, nuo žvejo pagrindinės ekipuotės, tai aprangos. Manau, tai yra viena iš esminių dalykų šiuolaikiniai žvejybai. Tai va, britkelnės, paprasčiausias britkelnės, pagailėjau pinigų, pirmą rapalą, praver, aišku, ir gamina ir geresnės britkelnės, bet, kaip sako, skupus moka 3 kartus. Žodžiu, šitom britkelnėm, pusantro sezono žvejoju su jas. Jos, aišku, iš karto nebuvo idealios, nes kaina jų atitinkamai buvo tokia, bet iš karto ir kojo šlapdavo, žodžiu, žvejot galima buvo. Bet pažvejojus, pastovėjus nery neišlipdamas po 5-6 valandas, aišku, jos pradėjo reikštis į blogąją pusę. Atšoko pirmiausia nuo viso neopreno visos siūlės klijuotos, čia jeigu matosi, labai, žodžiu, leist pradėjo ne per visus galus, bet pastovėjus vandenį pusvalandį praktiškai kojos jau būdavo šlapios. O čia tokios skylės atsivėrė, kam čia, jeigu matosi, o čia leidžia, čia siūlės gal sakyčiau šitas neleidžia, bet žodžiu, sakau, kaina atitinka kokybę. Gal ir firma, sakyčiau, ne iš pačių tokių idealiausių gamintojų, nors labai mūsų televizijos komercinių kanalų išreklamuota kaip rapala, bet, žodžiu, šlamštas. Na ką, pradėsim nuo, ko čia, nuo apatinių rūbų. Pirmiausia, reikės visą laiką apatinius. Firma Sims, manau, niekam nekyla klausimų. Ir pats iš tikrųjų pabandęs šitą visą gamintojo rūbus, tai mano asmeninė nuomonė, tai yra pats geriausias brandas iš visų įmanomų. Tad pradėsim visą procesą. Rūbas praktiškai medžiagos, aš ne specialistas, bet medžiaga, kokia medžiagos sudėtis, aš iš tikrųjų realiai net prieš tą video filmuodamas net nesidomėjau. Esmė tokia, kad žvejojau, aišku, vasarą su ją, praktiškai nieko man nereikėjo. Nežinau, 3-4 mėnesiai, jokio prakaito kvapo, sugeria kvapą, kažkaip jisai išnyksta. Siūlės visos lauke, praktiškai ant kūno prilimpa idealiai. Užtrauktukas, kuris irgi yra išorinis ir prie kūno, kaklų užsisegus, jokių problemų. Toliau rankovės. Rankovės iš pačio neopreno. Sušlapus neduoda, jeigu daleiskim rankos ar vandenį ir paimt žuvį, kad šiluma pati, vanduo drėgmė nepatenka tau. Iki tos vietos ją išstumė, žodžiu, ir ten džiūna labai greitai. Žodžiu, gaminys yra kokybiškas ir labai geras. Kaip ir sakiau, Sims tai... Toliau kelias, tas pats principas, ta pati medžiaga, tas pačios siūlės, Sims, tas pats ant kojų va, bet šitos, sakyčiau, šitie vadinami kalconai, gal jos po britkelėm dėvėti būtų patartina esant temperatūrai 15, 20, žodžiu, šiltam orui. O jau nuo temperatūrai įkritus žemiau, 5 laipsniai, rudeniop, vanduo, aišku, šaltas, tai šitų kalconų nepatarčiau dėvėti. Ne būtent patarčiau, kad šitas, bet automatiškai yra žieminiai kalconai, polartekinė medžiaga, šildo labai, gera, stora, iš vidaus kailiukas, šiltas. Puikiai tinka ir prie minusinės temperatūros, ir žiemą praktiškai ant žieminio kostiumo užsidėti jokių problemų. Tad rudenį esant, dėsimės
šitas kelnes. Patogios, aišku, kaip ir, bet čia firma bus Visionas. Kol kas dar nežinau, gal Amerikoje Simsai jų negamina žieminių, bet tai tikrai neteisybė. Pas juos gal tokių žiemų nėra. Nesmė, kad štai. Kelnes tinka žiemai prie -20, -25. Pakankamai nėra jis jos storos, bet, kaip sakot, kartuojus, kaip medžiaga yra Polartekas. Susideda ten iš daug ko, pasidomėkite, jeigu kam įdomu. Toliau kojinės. O kojinės, kaip ir žiemą, rudenį, vanduo šaltas, tekančiam vandenį, tai automatiškai jau storos kojinės. Tai bus, nežinau, Rocky, irgi gamintojas, Amerikos firma, čia viskas. Toliau pats tas apatinis, kaip ir kamizonas, šitas viršus, aišku, temperatūrai rudenį, žiemą, vėsiam orui, jisai vienas tau per daug jis nesušildys. Taip pat imam Polartekinį švarkelį, medžiaga Polartek, šiltas, plonas, minkštas ir labai patogus. Audimo pasiuvimas. Štaip. Toliau pradėsim nuo pačio svarbiausio. Ilgai laukto. Čia, taip. Čia. Šiandien gavau, atsiuntė. Gamintojas, Amerika. Dydis, viskas. Bandžiau dydį atsitaikyti, šiaip nešioju koją 44. Bet kojos dydį pasiėmiau didesnį, 45-46. Čia diržas paskui. Gore-Tex. Viską pasako. Ką? Šokam į britinį. Iš karto pademonstruosiu, kad ant pačių neopreninių kojinių nėra jokių siūlių, viskas sudėta, automatiškai koja specialiai suspausta, kaip tik, žodžiu, siūlės ant kelių siūlės ne šonuose, irgi labai patogus dalykas, jis lankstosi, labai tikrai komfortiška. Čia papasakoti apie jas daug negaliu, nes dabar jūs pirmą kartą jas susidedu, bet iš karto jausmas tikrai pasakiškas. Dirželis labai patogus, tikrai ne petnešos, kad kaip buvo, bet tikrai žemės dar. Ką galiu pasakyti apie audinį? Apačia yra čia iki šitos vietos, jinai iš karto jaučiasi, kad storesnė, bet čia yra tarp 5 audiniai. Tarp tų 5 audinių vienas yra Gore-Texas kvėpuojanti medžiaga, kur praktiškai leidžia, prisitaiko prie šaltų, temperatūrų kaita nesvarbi. Štrautukai, labai viskas tikrai puiku. Toksai jaučiuosi tikrai labai patogiai ir matosi, kad daiktas tvirtas, kišenės irgi, apačioje Polartekas, šalta rankom, įkišai ir pasišildai rankas. Čia kišenėlė, įsidėti dėžutę muselės ar nežinau, ar ten vobleriukus, ar guminukus. Viduj kišenės, taip pat. Vieną kišenę nepraleidžianti, čia su plėvelė, tokia pati medžiaga kaip iš tos pusės, va, labai švelni, tai čia jau ar telefoną, ar raktus mašinos susidėsi. Čia
pasikabinti ar žirklutėm, jeigu tau reikalingos jos. Šitas dalykas, čia įsidėtis ar balas pavadėliam, aišku, jis užsisega ir įsitraukti. Taip. Toliau, jeigu reikiant mano manimu nusimti, nusileidžia. Diržas irgi labai patogiai padarytas. Jeigu tau nereikia viso iki juosmens, jisai matiškai susisega. Dabar čia diržas įtemptas, aišku. Puikus dalykas. Toliau, diržas. Diržas. Čia nais. Tikrai patogu. Diržas. Specialiai diržuva. Prikišimas. Gavo. Yra. Čia biškai per daug suverštas, man reikia atlaisvinti, nu nesvarbu čia. Šitas gal dabar nebus čia taip svarbu. Užsiriši kažkur tikrai. Kambarį temperatūra pakankamai aukšta, 21-22 laipsniai, vėsu. Kojos neprakaituoja, nors prisirengęs nežmoniškai daug. Nu ką, mausimės batus. Dėžė. Batai taip pat specialus braidymo. Nebus Simso, bet pakankamai neblogai. Šį pavasarį teko įsigyti, vyžinai. Ką galiu pasakyti, tikrai per akmenis yra šitie, braidant, išvedant lašišas gaudant. Tai manau, ant slidų akmenų kils jokių problemų. Kas dar pastebėtinas tuose batuose, labai greitai išlipusi vandenį išstumia vandenį, praktiškai paviršius išdžiūna ir išbėga ir įsidrenuoja vanduo, irgi puiku, žodžiu, nevaikštai, kad pilnas virbėlis vanduo. Labai lengvučiai, tik va vienas minusas, raištelį parėjo. Nežinau, labai kažkaip tai greitai, sakyčiau, taip raištelį neturėjo taip susidėvėti, bet ką padarysi, čia nesmė. Slėps, reiks pasikeisti raištelius. Čia gali pasislėpti. Susispaudžia. Čia labai tvirta. Antras batas, antro bato raišteliai kažkaip tvirtesni. Čia labai geras dalykas, kad šiukšlės neprieitų, kas nebuvo nuose britkelnėse, praktiškai labai užsispaudžia, sandariai, nei kokios šiukšlės prieis, nei ką. Tikrai puikiai jaučiuosi, labai patogu. Aišku, diržas. Nu kas toliau? Toliau taip pat svarbus dalykas, labai svarbus. Vėjo nepraleidžiama ir nepraleidžiama striukė. Gali šokti ją, po dušų stovėti. Puikiai striukė. Vyžinas taip pat. Labai lengvutė. Rankovės užsidaro.
kad vanduo neprieitų lietui lyjant ar dar kažkur tai. Praktiškai labai patogu. Iš karto ženklas, kad tai muselininko daiktas, truptukas. Priekis yra biškį sužemintas, o galas yra biškį aukštintas. Tai yra priekis, o galas pažemintas. Labai geros dvi kišenės, didelės. Susidėt, pavyzdžiui, dėžutės praktiškai kuprinės aš niekada net nenaudoju, man viskas telpa į tas dvi kišenės. Yra ne dvi, dar 4, čia kabliukai, čia dar visokie pribumbasai. Viduj taip pat. Irgi neperšlampama kišenė, jokių problemų. Žodžiu, puikiai striukas. Struktūras, kapišonas. Idealiai lengva, jaučiuosi kaip, atrodo, tam rūbų prisidėjau telinkėti, jaučiuosi kaip, nežinau, kaip su sportinė apranga, praktiškai rūbų ant savęs nejaučiu. Nu ką, toliau kaip ir šaltam orui kepurė. Taip pat rekomenduojama, mano nuomonė, Polartekas. Tai praktiškai, nežinau, pats idealiausias, optimaliausias variantas šaltam orui, jokių problemų. Pirštinės, taip pat Sims. Labai kokybiškos, labai patogios, įkišus vandenį. Sušlapus, praktiškai per keletą minučių ar šalta, nesvarbu koks oras, išdžiūna per 50 minučių, jos tampa sausos, gali drąsiai kišti vandenį ir žuvį paimti. Šaltų paros iki minus temperatūra, iki minus 5, praktiškai jokių problemų. Puikios pirštinės. Kaip ir viskas. Apsirengęs. Iki šalčių iki minus 10, jaučiausi puikiai. Kepurė. Polartekas. Dar yra toks dalykėlis, jeigu norim, kad vėjas didelis būna. Gali užsidengti burną ir nosį. Irgi labai patogus, geras dalykas. Kelienai, kelienai, praktiškai kaip rūbų ant manęs nėra. Gali laisvai judėti, manevruoti, mėtyti spiningą ir gaudyti žuvį. Kaip sako, nėra blogojo oro, yra bloga apranga. Ate.